Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti, o fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo sakydami: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimų dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį nusiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir vėl atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, jis išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė: kas čia dedasi? Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas, išėjęs, pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau kiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu bematant jam papjovei peniukštį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir vėl atsirado. Tai viešpaties žodis. Džiaugsmo ir laimės. Jeigu jas galima atskirti, tai ko trokšta labiausiai kiekvienas žmogus šitame pasaulyje, kiekvieno žmogaus širdis. Žmogaus, kuris gyvena pagal įstatymą, ar to žmogaus, kuris atsidūrė užribyje, kiekvieno žmogaus širdyje yra tas troškimas. Taip pat ir Evangelija pagal Luką turi tikslą, kad atkreiptume savo žvilgsnius ir išmoktume dalintis džiaugsmu, kuris išeina iš Dievo, kuomet atrandame tai, kas buvo pamesta, ir tada, kai atleidžiame. Kas turėjo dvasinio atsinaujinimo dienų, tai prisimenate, tai buvo Trinapolėje. Prisiminkime, ką girdėjome apie tėvą, apie vyresnįjį sūnų ir jaunesnįjį sūnų,
apie tuos įvykius, kurie klostėsi, kuomet tėvas metėsi bėgti ir grąžina orumą savo sūnui, ir apie sūnų, kuriam tėvas yra lyg tais miręs, kuomet paprašo jo dalies turto besant tėvui gyvam, bei kitus įvykius. Bet dabar pažiūrėkime truputį į tėvo laikyseną ir į vyresnio sūnaus laikyseną, jo žodžius, kuris lyg tai pasitraukia ir nenori priimti jaunėlio brolio, sakydamas, vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus. Tėvas atsako jam ir vadina savo vyresnįjį sūnų, vaikeli, tu visuomet su manimi. Ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Tėvas lyg tais parodo savo didį džiaugsmą ir paraginimą nežiūrėti tik į įstatymą, tik į raidę, tik į statusą, bet pažiūrėti giliau į širdį ir atsiversti meiliai. Vyresnysis yra tėvo namuose kaip šeimininkas, o sugeba pavydėti. Melskime šiandien malonės kovoti su pavydu ir norėkime bei stenkimės džiaugtis kito žmogaus atsivertimu. Tuo paklydusi žmogumi, kuris neretai mūsų manimų buvo toli nuo Dievo. Džiaukimės jo atsivertimu, kito žmogaus sugrįžimu pas Tėvą. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.